Jeigu esate gamintojas, nauji klientai pas jūs vis dar pagrindė ateina iš dalyvavimo parodose ir rekomendacijų, parodysiu patikimesnį būdą, kuris nuspėjamai ir sistemingai generuoja naujas pardavimų užklausas. OneTrailer.com, tai yra savo klientui mes sugeneravom 860 tūkstančių eurų pardavimų per metus, pritraukdami 259 naujas užklausas. Leiste parodysiu, kaip mes tai padarėme. Vis pirma, susipažinkite su Gyčiu Mikelinsku, OneTrailer.com savininku ir įkūrėju, jie gamina mobilius LED trailerius. Jų produkciją galite pamatyti šiose nuotraukose, kaip jie atrodo. Ir Gytis pas mumis kreipėsi dėl to, kad jis turėjo laisvų gamybos resursų, arba kitaip sakant, jam trūko pardavimų. Ir mums pavyko sugeneruoti 860 tūkstančių pardavimų per metus ir po kurio Gytis pasakė tokį atsiliepimą. Tai yra, pradėjome gauti tiek daug naujų užklausų savo paštu, kad tapo sudėtinga spėti ruošti ir siūsti komercinius pasiūlymus. Tai leido mums visą dėmesį sutelkti į gamybą ir projektų gyvendinimą, o ne nuolatinę naujų klientų paiešką. Tikriausiai ir jums tai yra aktualu. Ir problemos, su kuriuom atėjo Gytis pas mumis, tai pagrindė buvo tokios 3. Visos jo užklausos ateidavo iš parodų. Tai Gytis sumokėdavo stendą, skrisdavo arba važiuodavo 1000 km, pasiruošdavo parodai, tikėdavosi, kad pro šalį praeis tinkamas pirkėjas. Ir kitos parodos metu vėl viskas iš naujo. Jis neturėjo būdo pasiekti pirkėjų internete ir tokios įmonės, kurios perka LED priekabas, tai yra renginių organizatoriai, reklamos agentūros, nuomos verslai, visos ieškojo Google, o jo tenais nebuvo. Ir žinoma, nebuvo aiškios ir strategijos, kaip per skaitinius kanalus pritraukti tinkamiausius ir geriausius klientus jam. Tai sprendimas, kuriuos mes įgyvendinom, tai yra įdėgiam Forge sistemą skirtą padėti gamybos verslams pereiti nuo priklausomybės nuo parodų ir rekomendacijų prie stabilaus kvalifikuoto užklausų srauto iš skirtingų rinkų. Tai Forge sistemos logika yra atvaizduota čia. O ką mes konkrečiai padarėme OneTrailer.com atveju, tai yra sukūrėme ir optimizavome naują svetainę orientuotą būtent jo produktą ir pozicionavimą ir nuo šio momento klientas nebebuvo priklausomas nuo parodų rekomendacijų. Klientai tiesiog susirasdavo jį tiesiogiai. Ir pradėjome priekabų eksportą į 3 papildomas šalis, tai yra Vokietija, Prancūzija ir Jungtinė karalystė, pasiūlymus pateikėm skirtingom kalbomis ir taip skirtingų rinkų klientai galėjo susiekti dėl pardavimo. Ir įjungiam Google Ads klientų pritraukimo kanalą, o kai SEO kanalas atvesdavo žmonės, kurie vis dar tyrinėja rinką, reklama atvesdavo tos, kurie jau yra pasiruošę pirkti šią savaitę. Ir abu kanalai dirbo kartu vienas kitam padėdami. Rezultatų matote, kaip Gytis yra patenkintas ir kaip jisai atrodė. Na ir rezultatas šitų atliktų darbų buvo tai, kad mes jums sugeneravom 259 kvalifikuotas užklausas per Forge klientų pritraukimo sistemą. Tos užklausos tapo 860 tūkstančių apyvartos per 12 mėnesių, pradedant praktiškai nuo nulio išpardavimo iš online ir sutrumpino pardavimo ciklą beveik 50% nuo maždaug 8 iki 4 savaičių. Komanda išaugo 3 kartus, tai yra nuo 5 iki 15 žmonių. Ir jeigu jūs esate gamintojas ir norite būti nepriklausomas nuo parodų rekomendacijų, kviečiu užpildyti formą ir mes galėsime įvertinti, ar mes galime jums padėti. Iki pasimatymo.